Depresija arba toks nepasitenkinimas savo gyvenimu. Kodėl atsiranda ir ką su tuo padaryti. Tikrai tai yra šių laikų turbūt viena iš didžiausių ligų, nes net jauni žmonės yra tikrai labai depresuoti, jaunimas. Ir ką su tuo daryti? Tai pirmas dalykas atsiranda dėl to, kad mes vaikomės ne savo norų ir gyvenam ne savo gyvenimus. Tada dingsta, jeigu mes pasiekėm arba ten, pavyzdžiui, einam link ne savo kelionės, ne savo kelionė ir mes kažką darom, mums nesiseka, nes dažniausiai taip ir būna, kad tiesiog viskas, dažniausiai nesiseks arba jeigu net pasiseks, mes negausim to vidinio pasitenkinimo. Ir tada gaunasi tokie nusivylimai savim, savo gyvenimu. Ir tada atsiranda tokie nenorai aplamai kažką daryti, gyventi. Dar, pavyzdžiui, aišku, pabėgimas nuo realybės. Kodėl tai būna? Nes dažnai būna, mums yra sunku ir mes tada bėgam nuo tos realybės, bėgam į telefonus, aplamai telefonai pastovus, televizoriai, tas žiūrėjimas, alkoholizmas, rūkymas, narkomanija, azartiniai žaidimai. Tai yra lygos, bet čia lygos yra dėl to, kad mes norim pabėgti nuo realybės, su kuria mūsų psichika tiesiog nesusitvarko. Ir tada automatiškai vėlgi, kad aš nieko nenoriu, aš tik gersiu, ten žaisiu, žiūrėsiu kažką. Ir lygiai tas pats, kad atsiranda nenoras gyventi, nenoras kažką daryti ir tokia kaip ir savotiška depresija, gali būti lengvos formos arba jau sunkios formos, kai tu tiesiog net nenori keltis iš lovos, tu nenori dantų valytis, valgyti nenori ir aplamai nenori gyventi, tai čia yra labai sunki forma. Su tom lengvesnėm formom galima tikrai susitvarkyti, kovoti nereikia, nes čia tiesiog yra ne kova, o čia yra priėmimas savęs ir ieškojimas savo to gilaus savęs būtent, kad ko aš noriu, kas tenkina ir kas mane patenkina šiam gyvenime. Ir nebijoti būti kitokiu, nes mes dažnai gyvename iš to reikalavimo arba iš to, ką kiti nori iš mūsų, taip, nes mes tada taip pasitenkinam, nes mes gaunam dėmesio, gaunam tariamos meilės už tai, kad mes esam tokie, kokie nori, kad kiti nori, kad mes būtume tokie. Bet tai daro mus nelaimingus ir tada atsiranda tos tokios depresijos formos visokios. Ir taip, tai yra nelengvas kelias, vienam tikrai neįmanoma išbristi iš tokios būsenos depresyvios, būtina pagalba, kartais reikia medicinos psichologo ar psichoterapeuto, kartais reikia kažkokiam laikui vaistų, antidepresantų, bet irgi reikia psichologo pagalbos tam, kad susitvarkyt. Arba, pavyzdžiui, labai artimo žmogaus, kuris jūs priima tokiu, koks jūs esat, kuris nekritikuos, kuris nuoširdžiai bendraus su jumis ir domėsis jumis, kad koks tu, kas tu, ko tu nori ir kaip tu nori. Deja, mes ne visi turim aplinkoje tokių žmonių, dėl to privalome kreiptis į specialistus, tokius kaip psichologai, kartais tokie rimtesni psichologai, psichoterapeutai, medicinos psichologai ir su jų pagalba bandyti išbrist. Ir tiesiog suprast, pirmas dalykas, suprast, kad leisti savo būti, bet neilgam. Ir daryti kažką, kas teikia džiaugsmą. O tam, kad daryti tą, kas teikia džiaugsmą, tai pirmas dalykas – pažinti save. Tai linkiu kiekvienam pažinti save, surastų tokių artimų žmonių, palaikančių ir tokių nuoširdžių, kurie domisi jumis ir gyventi pilnavertį gyvenimą.